Pokalbis su dienos svečiu. Toliau RS2 radijo programoje atėjo metas laidai Pokalbį su dienos svečiu. Na, o šiandieną mes kalbėsime apie tai, kaip gegužės 5-31 dienomis, tai yra šiandieną jau prasideda ir karštomis naujienomis mes jums papasakosime apie šiais metais vyksantį jau 14 medijų meno festivalį Enter 14 Šiauliuose. Apie visą tai išsamiau mums papasako šiandien studijoje viešintis medijų meno festivalio Enter 14 kuratorius Virginijus Kinčinaitis, su kuriuo ir sveikinuosi. Labadiena. Labadiena. Na, gal pradžiai šiek tiek prisimenant tą Enter festivalį, jo pradžią ir kaip jis vystėsi ir iki tokio lygio, tai ką turime šiandieną. Na, žinot, pradžia buvo tikrai jau sunkiai ir be suvokiama dabartiniam sąlygom. Na, įsivaizduokit, aš pamenu, kad kažkurio metu, na tai jau buvo prieš nemažai metų, Šiauliuose buvo tik tai vienas kompiuteris, jisai stovėjo gubernijos įmoniai, po to atsirado Šiaulių televizijoje ir aš įsiprašydavau naktimis pasėdėti prie to kompiuterio, kad galėčiau pramokti kompiuterinės grafikos. Ir man tai buvo neįtikėtinas stebuklas, aš virpėdamas laukdavau, kada išeis visi darbuotojai ir pažįstamas mane ten įleisdavo prie to kompiuterio. Jeigu čia mes jaunai kartai tai pasakotume, tai galvotų kaip iš stebuklų šalies taip. Kažkas taip. Ir tokia raida ir buvo, tų kompiuterių daugėjo, jie tapo kūrybos priemonė, bet Šiauliuose tokios naujos technologijos sunkokai skinėsi kelią, buvo vis tiek tradicinės meno rūšis. O matėme, kad jau jaunimas vis tiek limpa prie šitų naujų galimybių, skaitmeninių technologijų galimybių, kompiuterių. Ir mums buvo labai įdomu, kaip jauni menininkai jungia tradicinės meno rūšis su kompiuteriniam technologijom, su internetinė erdvė. Ir pirmas festivalis prieš 14 metų iš tikrųjų tai tam ir buvo, kad paanalizuotų tą situaciją, kaip jungiasi senosios meno išraiškos priemonės su naujom, su kompiuteriais. Tuomet dar, aišku, nebuvo tų mobilių telefonų ir visa kita buvo tik kompiuteriai. Ir taip palaipsniui, kiekvienais metais tobulėjant technikai, technologijoms, ryšio priemonėms, mums būdavo vis naujas iššūkis, nes atsiranda naujos technologijos, atsiranda naujos išraiškos priemonės, nauji meno kūriniai, naujos problemos sociologinės, filosofinės, teorinės. Ir mes kiekvieną festivalį ir skirdavom tai besikeičiančiai visuomeniai, besikeičiančiom medijom ir norėjom tyrinėti tiesiog įtaką ir visuomeniai, ir menui. Tai jau 14 metų viskas vystosi labai greitai. Kuo tolyn, tuo greitin, turbūt, taip, ar ne? Perėjom daugybę etapų. Tai, ką mes darėme prieš kelis metus ar 14, dabar tai yra jau mūsų kasdienybė. Dabar sutikite, kad kiekvienas iš mūsų klausytojų jau yra ir medijų meno kūrėjas, nes turi mobilų telefoną, fotografuoja, filmuoja, montuoja, bendrauja, siunčia, keičiasi fotografijom, įrašais. Jisai yra, na, kaip mini kūrėjas, toks, sakykime, kamerinis menininkas. Tai, kas buvo išimtis ir labai sunkiai skynėsi kelią net į meno pasaulį, dabar tai yra jau norma visoji visuomeniai. Medijos įtakoja visą mūsų gyvenimą, ir kasdienybę, ir malonumus, ir bendravimą, ir pramogas, ir pasaulėžiūrą, ir be abejo politiką. Tai dabar jau reikia kažkaip kitaip pasižiūrėti į tas medijas, į tas ryšio priemonės plačiau. Tai ne kažkoks stebuklas, o tai tiesiog mūsų kasdienybė. Taip. Ir šių metų festivalis, jisai gal toks sustambintas, jisai apima tik vieną kitą meno sritį, bet jau pačias svarbiausias. Šiandien 17 val. Mes atidarom didelę šiuolaikinio meno parodą, dalyvauja virš 20 autorių. Visi jie pripažinti ir tarptautiniai meno scenai. Dauguma jų yra iš Vilniaus, parodą kuruoja filosofinį išsilavinimą įgijęs Auridas Gajauskas. Tai tokia, sakykime, konceptuali, filosofinė ir tuo pačiu labai žaisminga paroda. Priminkime dar vietą, kur bus atidarimas? Bus Šiaulių dailės galerijoje. Tai ką aš galiu jau jums pažadėti, kad tikrai bus medijos suprastos plačiai. Pavyzdžiui, kulinarija, maisto gaminimas, vartojimas, bendravimas, vaišinantis irgi yra medijos, irgi yra komunikacija. Bus išnaudota ir šita galimybė menininkų projektuose, bus išnaudotos ir visos kitos, ir įtrauktos ir Šiaulių verslo įmonės bendradarbiauti ir kurti bendrus projektus. Taip, kad tikrai intrigų
bus daug. Dar daugiau yra išleistas ir teminis laikraštis, skirtas šitai parodai, kurį mes dalinsime Vilniaus gatvėje praeiviams. Vadinasi, labai įdomiai, šunų muzika. Gatvės čia šunys. Dabar įsiterpsiu, kas stebi mus internete. Pašnekovas atsinešė šį laikraštį ir gali parodyti prieš kamerą, pademonstruoti, kaip atrodo šis laikraštis. Prašom, laikraštis tikrai įspūdingas ir tikrai bus ką veikti. Įskaitant, tai čia sugrįžtama jau tradicinės medijas į tą patį laikraščio formatą. Nes, žinot, labai daug teorinių knygų jau yra prirašyta apie postmedijas, apie ekomedijas, kada žmonės vis dėlto atsitraukia į kitą visą gyvenimo ritmą, atsiriboja nuo to šiuolaikinių technologijų, informacinių technologijų spaudimo, ir propagandinio, ir komercinio, ir kūrėsi savo tokias uždaras bendravimo nišas. Čia tas pats, kas balkonė darželį kokį turėt, ar ne? O ne pirkti iš Maksimo, sakykime, kokią daržovę. Tai su medijom irgi yra panašu. Kita vertus, kaip pomėgių grupelės, ar ne? Taip. Tai šitoj parodoj tokių temų tikrai bus. Bet žinoma, bus ir kitokių. Jau kitą savaitę mes turėsime ir šiuolaikinį šokį, tarpdisciplinį šiuolaikinį šokį. Man visada įdomu, kaip tas pats fiziškiausias, kūniškas menas, kaip šiuolaikinis šokis, jungiasi su virtualia realybė, su kompiuteriniam technologijom. Tai Šiaulių dramos teatre mes turėsime Vyčio Jankausko, puikaus choreografo trupės pasirodymą Akloji dėmė. Tai irgi susijęs su optika, su akių konstrukcija ir pasaulio matymo būdais. Ir jie pasitelkia projekcijas, pasitelkia interaktyves technologijas, kad susietų tą mūsų fizinį kūniškumą, tą buvimą čia ir dabar su didžiulė tinklinė virtualia erdvė. Ir kaip tos dvi tikrovės sąveikauja, jie bandys ir įspėti šitą myslę. Tai bus jau kitą savaitę, gegužės 11 dieną, trečiadienį, 18 dieną Šiaulių dramos teatre. Šiaip šiuolaikinio šokio pasirodymai vyksta ir dailės galerijoje, bet mes rūpinamės komfortu mūsų mielų festivalio gerbėjų ir nuomojame visą Šiaulių dramos teatrą, kad būtų tiesiog malonu, patogu ir įdomu stebėti. Šiais metais beje pirmą kartą berods Šiaulių dramos teatre, ar ne, vyks? Šiais metais taip, bet šiaip jau mes ten įsiprašom. Ir pernai buvo, nes norisi geros scenos. Kita vieta, kuomet mes iškeliaujame iš Šiaulių dailės galerijos, tai yra koncertų salė Saulė. Ir joje bus jau 20 dieną konkursinė trumpametražių filmų peržiūra. Toks šventinis renginys jau vien todėl, kad jauni kino menininkai galės pamatyti savo filmus didžiuliame ekrane, puikioj salėje. Tai irgi suteikiame tokį komfortą ir miestiečiams pasigėrėti kino ieškojimais ir patiems autoriams suteikiame galimybę parodyti kūrybą ir būti pastebėtiems, įvertintiems. Tai yra vienintelis toks festivalinis kino formatas, kuris yra konkursinis. Mes tiesiog įsteigę turime ir prizus, ir pirmoms 3 vietoms, taip kad jauni menininkai bus paskatinti ir piniginiam tikrai pakankamai solidžiom premijom. Tai tiesiog visos meno rūšis, kiek įmanoma, jos yra aprėpiamos, bet yra dar viena problema, kad įsisavinti tas visas temas, aktualijas nėra taip paprasta, reikia ir svarstymų, diskusijų, todėl kiekvienais metais per festivalį vyksta ir seminarai, vyksta konferencijos. Šiais metais mes irgi turime tokį susitikimą su kompiuterinių žaidimų teoretikais, nes manome, kad jau laikas aptarti kompiuterinius žaidimus. Kas tai yra? Mamos pareigingos sako, kad tai yra blogybė, velnio išmislas ir vaikus nuo kompiuterių, nuo žaidimų. Galbūt tą blogybę galima panaudoti geriem tikslam. O kiti futuristai, teoretikai sako, kad klausykite, vis dėlto tai yra mūsų prigimtis, mes visi žaidžiame vienaip ar kitaip. Gal čia, Virginijau, padarome trumpą muzikinę pertraukėlę, pratęsime apie likusią gausią šių metų Interfestivalio programą. Šiek tiek mūsų klausytojai gal pasiklauso muzikos, o po to mes pratęsime mūsų pokalbį, nes tikrai, kaip matome, šiais metais netrūks ir įspūdingų pasirodymų ir netikėtumų. Keliamės į muziką. Pokalbis su dienos svečiu.
Grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame kalbame apie tai, kaip jau šiandieną prasideda ir visą šį mėnesį tęsiasi iki gegužės 31 dienos šiais metais vykstantis jau 14 medijų meno festivalis Enter 14 Šiauliuose. Apie visą tai išsamiau mes kalbame su šiandien studijoje pas mus viešinčių medijų meno festivalio Enter 14 kuratoriumi Virginijumi Kinčinaičiu. Prieš nuskambant muzikiniai pauzė mes jau pradėjome kalbėti apie animaciją. Prašom, galbūt pratęskit savo mintį. Tiksliau žaidimus. Ir animacija, ir žaidimai viskas tarpusiai be abejo susiję. Jeigu gerai pasižiūrėtume, kaip animacija užkariavusi ir pramogų, ir verslo pasaulį, tai matytume, kokia didžiulė jos dalis yra tiek ekranuose, tiek visoje kitoje vizualioje kultūrai. Tiesiog pasižiūrėkime, kur įtaigesnė reklama, ten, kur yra animaciniai personažai, kur sėkmingesni hollywoodiniai filmai ir labai pelningi, ten, kur yra animacija, tie patys vėl animaciniai charakteriai personažai, kur sėkmingas koks nors mūšis, ten, kur pirmiausia pilotai treniruojasi animaciniuose landšaftuose ir virtualioje erdvėje. Tai žinoma, kad ir tie patys kompiuteriniai žaidimai ir animacija persmelkia visą mūsų aplinką ir visas veiklos rytis. Bet grįžtant prie kompiuterinių žaidimų, vis dėlto matau vieną dalyką, kad visuomenė yra pasidalinusi. Yra kompiuterinių žaidimų fanai ir yra tie ryžtingi ir užsispyrę priešininkai, kurie visais įmanomais būdais bando įtikinti, kad tai yra ypatingai žalinga, vos ne kokia nors vaiginimuose arba narkotikų tam tikrą formą. Tai aš siūlyčiau gerai pagalvoti, taip platesnį tokio antropologiniai perspektyvai ir suvokti vieną paprastą dalyką, kad mes vystomės kaip žmogiškos būtybės visų pirma žaisdami, būdami kūrybingi. Tiek vaikystėje, tiek jaunystėje, tiek ir solidžiam amžiuje. Tai todėl tas pati žaidimo metodika, jinai visur pasiteisina švietime, ji pasiteisina be abejo kare, ji pasiteisina kūrybai. Jeigu tik tai mes pasitraukiame iš to pilno netikėtumo proceso, tai yra žaidimo lauko, žaidimo erdvėlaikio, tuomet mes sustingstame, tuomet mes tampame inertiški, nekūrybingi ir riedame atgal. Jokios galimybės kokiai nors perspektyvai nebėra. Todėl ir Enterio festivalį rengiame konferenciją skirtą kompiuteriniams žaidimams, kad pabrėžti būtent kompiuterinių žaidimų svarbą, o ne jų neigiamas pusės, būtent atrasti pozityvumą kompiuteriniuose žaidimuose ir suprasti vieną paprastą dalyką, kad būtent per tuos žaidimus galima realybę atverti kitaip. Ir tiesiog patirinėti, kaip plačiai jau dabar kompiuteriniai žaidimai taikomi visose vėl veiklos srityse, ar tai būtų medicina, ar tai būtų kosmosas, ar tai būtų bet kokios pažinimo metodikos. Aš pateiksiu vieną paprastą pavyzdį. Tarkime, įsivaizduokime, kartais sunku vaikus prašyti valytis dantis. Reikia ten vis dėlto išstovėti ir tas minutė, dvi prie veidrodžio su dantų pasta. Bet jeigu, įsivaizduokime, būtų kompiuterinis žaidimas, kur užprogramuojamas dantų šepetukas ir pagal tam tikrus judesius vaikutis judina, valo dantis ir visą tai jisai mato kokiam nors ekranėlį, ar tam pačiam veidrodį, ar koks nors garsas atsiliepia jo šitą, atrodo, nuobodžią veiklą vakarinę rytinę. Jisai įsijungtų į tam tikrą žaidimą ir patenkintas lenktyniautų su tuo dantų šepetėliu. Ir galbūt lauktų netgi šio proceso. Taip, ir lauktų, ir jam būtų laikas pilnas džiugesių ir atradimų. Taip, tas žaidimas gali būti integruotas į bet kokią veiklą. Vėl primenu, kad jisai ir dabar jau pradedamas naudoti ir medicinoje, ir žmonių reabilitacijoje, jų judesių koordinavimo reabilitacijoje, ar tai būtų pagyvenę senjorai, ar tai būtų žmonės patyrė įvairias traumas. Ar tai būtų tas pats verslas, juk prisiminkime, kad tik tai tos įmonės dabar sėkmingos ir pačios be abejo sėkmingiausios, kurios taiko kūrybinius metodus, vėl tos pačius žaidybiškumo metodus, gamifikacijos, yra toks terminas,
principus savo versle. Ir be abejo taip pat ir vienintelį šansą, kurį mes turime švietimo sistemai, kad pasikeistų švietimas iš tokios disciplinarinės baudžiamosios priežiūros sistemos į kažką kitą visiškai priešingai ir pristaikytų prie šiuolaikinio pasaulio iššūkių. Be abejo, reikia taikyti švietimui vėl tą patį žaidybiškumo, vėl tos pačios gamifikacijos metodą ir principus. Bet tai padaryti yra sudėtinga, nes žaidimas yra konkurencija, nuolatinis išradinėjimas, atvirumas ir įsivaizduokit dabar mūsų puikų į tradicinį pedagogą su visom šitom savybėm. Greičiausia, kad jam patiks labiau būti tokioj saugioj, sakykime, kontroliuojančio autoriteto pozicijoje, negu bendradarbiauti žaidžiant. Bet manau, kad išeities kitos nėra, jeigu norime konkuruoti su globaliu pasauliu. Ir dar be abejo pramogų industrijos, kurios yra be galo pelningos. Juk tiek nedaug tai reikia suvokti. Tai yra pasitikslinti vis dėlto, kad jau kompiuterinių žaidimų industrijos aplenkė ir kino pramonė, ir muzikos pramonė savo pelnu. Ir tik tai tiek tai reikia. Įdėkime universitete kompiuterinių žaidimų kūrimo specialybę ir vis daug kas pasikeis ir čia pat Šiauliuose. Bet dabar mes vis dėlto įpratę dar ir toliau brukti jauniems žmonėms rankas teptukus ir tegul jie stovi prie molberto ir įsisavina tradicinę tapybos kompoziciją. Vietoj to, kad persilaužtų ir apjungtų savo veikloj ir tas pačias ir verslumą, ir kūrybingumą, ir meniškumą. Juk kompiuterinių žaidimų kūryba irgi reikia labai daug meno, ir garso meno, ir muzikos, ir dizaino, ir idėjų. Tai visada yra galimybės. Čia mes jau kalbame apie kompiuterinių žaidimų sukūrimą. Taip, apie kompiuterinių žaidimų sukūrimą, nebe jų vartojimą. Tai mes šių metų festivalį norime šitą temą paliesti ir ją sugrąžinti arba įterpti savotiškai į Šiaulių kultūrinę, socialinę problematiką ir tiesiog šitos naujos industrijos galimybės pademonstruoti. Bus puikus kompiuterinių žaidimų teoretikai, kritikai ir labai kviečiu į jų paskaitas. Jie ir praktiškai pademonstruos šitos ryties galimybės. Visada medijų meno festivalis jisai balansuoja tarp pramogos, ir rimtų dalykų, tarp, sakykime, kokių muzikinių, kino, šokio, vizualinių įvykių ir diskusijų, edukacijų, konferencijų. Taip mes po truputį stumėmės į priekį. Nenorime mes, kad mūsų publika būtų vien tik tai vartotojai. Norime, kad jie ir mąstytų ir patys po truputį taptų kūrėjais. Aišku, ką dar įdomus turėsime šių metų Interfestivalyje? Tokių siurprizų tikrai bus. Vėl pradedant tuo pačiu parodos atidarimu, kuriame bus ir performansai, ir meniškai perinterpretuotas karaoke, ir, kaip minėjau, maisto gamyba, ir baigiant peržiūrom, kurios bus ne tik kino peržiūros, bet vėl ir garso performansai, kurios yra įtraukti patys talentingiausi Šiaulių jauni menininkai, muzikantai. Pasirodo, kad vis dėlto tokie žmonės vis atsiranda, mums dėl to labai džiugu. Ir kol jie nespėja palikti mūsų miesto ir išvykti ten, kur didesnė įtampa ir savirealizacijos galimybės, mes kiek įmanoma jos tengiamės įtraukti į festivalio šurmulį. Ačiū Jums, kad atvykote šiandieną į laidą. Tikrai primename, kad šiandieną pats šurmulys, pats užimtumas, kadangi vakare jau atidaromas yra festivalis, kviečiame visus atvykti. Apie jį išsameu ir visą smulkesnį informaciją jūs galite rasti internetinėme puslapyje. Šiaulių galerija.lt. Šiaulių galerija, kągi. Apie artimesnius, žinoma, įvykius informuosime ir mes RS2 radijo stotis. O čia dar kartelį tariu ačiū Medijų meno festivalio Inter 14 kuratoriui Virginijui Kinčinaičiui, kuris, kiek žinau, dabar turi jau išskubėti būtent pasiruošimo darbus šio vakaro atidarimo festivalyje. Ačiū Jums. Iki.